So welcome, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, sveiki atvykę į spaudos konferenciją. Pradėsime neformalios ECOFIN ministrų tarybos spaudos konferenciją. Pirmiausia, noriu pasveikinti atvykus į Vilnių. Tai yra vienas pagrindinių Lietuvos pirmininkavimo renginių. Labai daug dirbome šiandien. Pradėjome nuo Eurogrupės posėdžio, o aš kaip ECOFIN ministrų tarybos pirmininkas taip pat buvau pakviestas dalyvauti Eurogrupės posėdyje, aptariant vieną iš jų paliestų klausimų. Tai pirmą kartą įvyko, pirmą kartą Eurozonos valstybės pirmininkaujančios Europos Sąjungai pirmininkas buvo pakviestas į Eurogrupės posėdžio susitikimą ir tai yra įrodymas, kad mes nenorime dviejų greičių Europos ir bandome koordinuoti šių dviejų absoliučiai skirtingų struktūrų atsakingų už skirtingas užduotis veiklą. ECOFINas yra teisėkūros struktūra, o Eurogrupė yra struktūra, kuri buvo sukurta tam, kad valdytų Eurozonos valstybių narių reikalus. Darbotvarkėje buvo nemažai klausimų, jūs juos turbūt visus žinote. Galėčiau atkreipti dėmesį į porą klausimų, kurie susilaukė daug dėmesio ir vyko daug naudingų diskusijų. Visų pirma, bankų sąjunga ir bendras bankų pertvarkymo mechanizmas. Pradžioje įvyko orientacinio pobūdžio diskusijos, bandėme išsiaiškinti pirminės valstybių narių pozicijas šiuo klausimu, tam, kad galima būtų pirmininkaujančiai šaliai kuo greičiau dirbti minėtoje srityje ir užbaigti visus reikiamus darbus šio politinio ciklo metu. Tai yra mūsų įsipareigojimas, visi mūsų valstybių vadovai prisėmė tą įsipareigojimą. Kita svarbi ir naudinga diskusija buvo susijusi su Europos centrinio banko ir Europos komisijos iniciatyva skirta palengvinti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kalbant apie diskusijų esminius klausimus, reikėtų gal pirmiausiai pabrėžti, kad tai yra neformali taryba, todėl mes čia nepriimame jokių konkrečių sprendimų, tačiau komisarai Barnier, Olli Rehn čia dabar šalia manęs, taip pat Johannes Hahn iš Centrinio banko pirmas kartą, ir Viktor Konstancijo iš Europos Centrinio banko. Tad prašom, galite užduoti mums klausimus. Arba galbūt paprašysiu komisijos pristatyti savo nuomonę apie vykusį posėdį. Taip, Rimantai, kad pernelyg negaiščiau laiko, norėčiau atkreipti dėmesį tik į vieną iš mūsų aptartų dalykų. Šiandien po pietų, tai yra labai svarbu MVI finansavimo klausimą. Taip pat pakalbėjau apie G20 susitikimą Sankt Peterburge praėjusią savaitę, kai Europa pirmą kartą po kelių metų nebuvo diskusijų epicentru, bei krizė nebuvo diskusijų epicentru. Praėjusią savaitę Sankt Peterburge po pažymėta, kad ekonomika vystosi ne trim keliais, atsigauna ne trim keliais, bet yra daug tų kelių, įvairūs greičiai, ne tik 3 greičiai. Informavau ministrus, kad kito TVF susitikimo spalio mėnesį metu skirsime dėmesį neįprastinės pinigų politikos priemonių poveikiui tarptautiniu lygiu, kaip vienų valstybių sprendimai paveikia kitų valstybių sprendimus. Turėsime tikrai kaip dėmesį šitą svarbią problemą. O kalbant apie MVI finansavimą, matom aiškių signalų, kad ūkis stabilizuojasi po truputį, gerėja finansų padėtis ir gerėja finansavimo mažoms vidutinėms įmonėms teikimo galimybės. Įmonės pietų į pietryčių Europoje
sunkiau gauna tą finansavimą lyginant su Šiaurės Europos valstybių įmonėmis ir tai stabdo ūkio atsigavimą minėtose regionuose. Neužtikrinę finansų ir sistemos stabilumo mes negalėsime užtikrinti ir ūkio atsikūrimo bei darbo vietų kūrimo. Todėl ES skiria didelį dėmesį rinkos problemams spręsti kartu su Europos investicijų banku bei investicijų fondu. Mes daug dirbome, kad galėtume išvystyti tą paramos MVI iniciatyvą, kurią dar birželio mėnesį parėmė Europos vadovų taryba. Ši siūloma paramos MVI iniciatyva duos apčiuopiamą naudą. Visų pirma, jinai padės išvengti finansų rinkos Europoje fragmentacijos ir tokiu būdu prisidės prie geresnių kreditavimo sąlygų užtikrinimo. Antra, nors ši iniciatyva ir nauja, ji gali būti įgyvendinama vadovaujantis jau turimų patikrintų pagrindų kaip COSME 2020 horizonto iniciatyva ir panašiai. Be to, tai padės atgaivinti ES vertybinių popierių rinką ir sumažins Europos MVI priklausomybę nuo finansavimo iš bankų. Ketvirta nauda - ERB ir EIF įtraukimas į šį procesą padės numatyti standartinės procedūras ir paskatins investuotojus investuoti. Žinoma, mes turėsime tinkamai vertinti visą riziką ir nuolatos ją stebėti, vykdant sandorius. Be to, tai padės panaudoti ir struktūrinių fondų lėšas, finansuojant mažas vidutinės įmonės. Kad toliau galėtume tinkamai pasiruošti šios iniciatyvos techniniam įgyvendinimui, pirmiausiai turime sulaukti aiškios valstybių narių paramos. Ir tikimės, kad spalio mėnesį SVT susitikimo metu valstybės narės prisims aiškius politinius įsipareigojimus. Šios dienos susitikime aš mačiau, kad yra noras išreikšti tą politinę valią ir aš galiu dar kartą čia prie žiniasklaidos atstovų pasakyti, kad norėdami padėti MVI, kurios yra mūsų ūkio pagrindas, privalome patvirtinti šitą paramos MVI pasiūlymą. Iš techninės pusės mes pasiruošę ir dabar atėjo tas momentas, kada valstybės narės turi priimti būtinus sprendimus, kad mes pajudėtume į priekį ir kad visą tai, ką čia sukūrėme, būtų įgyvendinta. Ačiū. Dabar suteiksime žodį komisarui Barnier. Taip, labas vakaras visiems. Pirmiausia, pasakysiu, kad kalbėsiu prancūziškai, tačiau pirmiausia, galbūt vis tiek padėkosiu Rimantui ir jo komandai už puikų organizacinį darbą šiame ECOFINO susitikime. ECOFINO posėdžiai, šis posėdis vyksta praėjus parai po svarbaus balsavimo Europos parlamente, kai buvo pritarta bankų sąjungos pirmajam ramsčiui, bendram priežiūros mechanizmui Europoje. Taip pat šis posėdis vyksta lygiai 5 metai po Lehman Brothers banko žlugimo. Na, čia aišku nėra ko švęsti. Tik tai prisiminti ir pagalvoti apie ateities veiksmus. Per pastaruosius 4 metus mes tikrai daug dirbame, 3,5 galbūt metų, mano atveju. Nors, aišku, darbas nepabaigtas, dar daug ką reikės padaryti. Na, pakalbėkime apie veiksmus. Nenoriu iš naujo kartoti visų 28 reglamentų pavadinimų, kuriuos mes siūlėme priimti, už kuriuos buvo nubalsuota ir kurie buvo įgyvendinti kartu su taryba ir parlamentu per šiuos 3 metus.
Man svarbiausia dabar kalbėti apie tai, ką dar reikia padaryti. O kągi reikia padaryti pasauliniu lygiu, bet taip pat ir Europos lygiu. Pasauliniu lygiu apie tai kalbėjo ir didysis 20-tukas. Tikrai energingai ir tvirtai buvo prisimti įsipareigojimai. Buvo nuolat kalbama apie tai G20 susitikimo. Įvairiose susitikimuose, kurie vyko po Lehman Brothers ir apskritai krizės, buvo kalbama apie visus sprendimus ir kad juos reikia priimti ir įgyvendinti pagaliau visur, kiekvienoje valstybėje. Ir siekti užtikrinti tarpusavio saveikumą, siekti nuoseklumo, kad taisyklės, kurias įgyvendina įvairios šalis, dėrėtų tarpusavėje. Būtent dėl to daug dėmesio skyriau tai tarpusavio sąveikai, kalbėdamas su mūsų partneriais amerikiečiais, kurie yra mūsų pagrindiniai partneriai finansų rinkose šiuo metu, nors aišku, tai ne vieninteliai partneriai. Na, o Europos lygiu mūsų prioritetas pirmiausia yra pabaigti bankų sąjungos kūrimą. Parlamentas vakar balsavo, kaip sakiau, tai lemiamas momentas, o šiandien mes Lietuvos iniciatyva pradėjome diskusiją kita tema dėl mano pasiūlymo pateikto, mūsų pasiūlymo pateikto Liepą dėl Europos bankų pertvarkymo mechanizmo. Per pietus buvo labai įdomi diskusija. Tikrai labai įdomi diskusija vyko. Kaip galima būtų apibendrinti šituos pirmus orientacinius debatus. Pirmiausia, visi sutarė dėl tikslo. Beje, šis tikslas jau buvo patvirtintas ir ne kartą patvirtintas vadovų taryboje. Tai yra visų valstybių ir vyriausybių vadovų lūpomis. Taip pat iš esmės susitarta dėl taisyklių. Noriu priminti, kad bankų sąjunga yra eurozonoje. Eurozonoje reikia integruotų būdų, veiksmingiau, taikyti tas pačias taisyklės, kurios yra taikomos visose 28 valstybėse ir narėse, vadinamą į bendrą taisyklių rinkinį. Ir kalba eina apie įvairius elementus ir pertvarkymo mechanizmas yra vienas iš elementų, apie kuriuos kalbama. Taip pat kalbama apie indėlių garantijų procesą. Taigi kalbama apie bendrą taisyklių rinkinį visiems, visoje bendroje rinkoje. Aš ją tikiu, bet kalbant apie eurozoną, kuri ypač tarpusavyje susirusi, kur labai susiję bankai tarp valstybių narių ir kur viskas taip pat susiję ir su valstybės skolos klausimais, mes nutarėm šitos procesus taikyti dar tvirčiau, dar išsamiau. Kalbant apie teisinį pagrindą, mes visai neseniai gavome tarybos teisės tarnybos išvadą. Taip pat mūsų pačių teisininkai ir ECB teisininkai teigia, kad tas pagrindas, kurį siūlėme, 114 sutarties straipsnis, yra tinkamas pagrindas, realistiškas pagrindas. Dėl to džiaugiamės, kadangi kalba eina apie bendrosios rinkos stabilumą, eurozonos stabilumą. Ir tai yra bendrosios rinkos stabilumas. Galima dėti lygybės ženklą tarp tų dalykų. Taigi mes tokiu pagrindu remdamėsi ir dirbsime ateityje. Aš, pavyzdžiui, Vokietijos federalinis ministras, kurio visada labai atidžiai klausau, kaip ir kitų ministrų, kad kalbant apie tolesnius dar mūsų laukiančius etapus, galbūt reikės tikrai keisti ir sutartį. Mes, komisija, taip pat apie tai kalbėjome savo dokumente, kad reikėtų tai padaryti, norint, kad ekonominė ir pinigų sąjunga veiktų tinkamiau. Galbūt tikrai reikės apie tai galvoti vėliau, kaip galima būtų dar patobulinti ir sutvirtinti pertvarkymo sistemą. Prie to ateisim, kai ateis tam laikas. Šiuo metu mes darome tai, ką būtina daryti dabar. Taikymo sritis. Čia irgi manau, kad dauguma ministrų puikiai supranta, kad mes norime savo darbe apriepti visus bankus, kadangi kartais maži bankai sukelia labai didelės problemas. Na ir aš, kaip jau sakiau, esu pasiruošęs vis dėlto šiek tiek pakeisti tam tikras pasiūlymo detalės.
dėl taikymo srities. O kalbant dėl sprendimų priėmimo, čia daug girdėjome pastabų, tam tikrų išlygų dėl komisijos vaidmens. Ponios ir ponai, aš noriu labai aiškiai pasakyti tai, ką pasakiau Liepą, kai pristačiau šitą tekstą. Čia komisija jokios ideologijos savo nenori jums brukti, neieško kažkokių papildomų, jai nepriklausančių vaidmenų. Jau tų vaidmenų mes ir taip turime pakankamai. Svarbu, kad sistema veiktų. Būtent dėl to mes ir siūlome pertvarkymo valdybą. Tai yra geriau negu tiesiog paprastas pertvarkymo institucijų iš valstybių narių susirinkimas ar susitikimas. To nepakanka. Dabartinė padėtis mūsų netenkina. Matome įvairių pavyzdžių, Dexia banko pavyzdį ir panašiai. Taigi mums reikia kažko daugiau. Dėl to mes ir siūlome valdybą kaip pagrindinį pertvarkymo sistemos organą, kuris rengia pertvarkymą ir kuris kartu su nacionalinėmis institucijoms vykdys tą pertvarkymą. Tiesiog svarbu, kad būtų paspaustas tas mygtukas Europos lygiu. Na ir tikrai mes nesiūlome kažkokių ypatingai naujų dalykų. Teisinė prasme kalbant, kaip jau sakiau, be jokių ideologinių paskatų mes siūlome šitą valdybą. Jeigu, žinoma, bus geresnių pasiūlymų, juos mielai ir atidžiai išanagrinėsime. Na, o kalbant apie laiko terminus, matau, kad parlamentas nori dirbti greitai. Jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę. Pranešėja iš parlamento jau yra pasirengusi imtis darbų lapkričio mėnesį. Kai parlamentas susitiks ir aš taip pat matau, kad ministrai šioje taryboje lygiai taip pat mąsto. Reikia veikti greitai, nors tai sudėtinga ir jautrus klausimas ir teisinė prasme ir kitom prasmėm. Viską suprantu, tai manęs nestebina, nešokiruoja, bet man atrodo, kad tai yra įmanoma. Kad ir sudėtinga, tačiau įmanoma per ateinančius mėnesius, galbūt iki metų pabaigos, įmanoma pasiekti sutarimą tarp abiejų teisėkūros institucijų. Mes kaip Europos komisija esame pasirengę dirbti, bendradarbiauti, tai yra antrasis ramstis bankų sąjungai. Ir labai svarbu, kad ta sąjunga stovėtų ant visų jai reikalingų ramsčių. Johannes. Ačiū. Trumpai pasisakysiu. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Rimantui už pakvietimą dalyvauti neformalioje ministrų taryboje ir pakalbėti apie galimybės, kurias mums suteikia struktūriniai fondai, bei apie problemas, su kuriamis galbūt susidurtume naudodami struktūrinius fondus. Kol kas tai yra turbūt plačiausiai naudojama investicijų priemonė buvo Europos Sąjungoje ir pagal naują finansinę programą iš viso šiems fondams bus suteikti 325 milijardai eurų. Jie turės būti panaudoti per ateinančius 7 metus. Per dabartinį laikotarpį jau išskiriame 70 milijardų eurų MVI paramai, tai yra maždaug 20% visos tos sumos. Ir dabar kalbame, ką galėtume padaryti, kad per kitą finansinę perspektyvą būtų padidinta parama ne tik absoliučiais skaičiais kalbant, bet kad būtų paįvairinti ir patys instrumentai, kuriais remiantis mes galėtume paremti MVI. Mes norėtume padvigubinti MVI teikiamą paramą nuo 70 iki 140 milijardų eurų. Šiuo metu mes išleidžiame tik tai 12 milijardų panaudodami finansinius instrumentus. Norėtume šį skaičių padidinti iki 30 arba 40 milijardų eurų ir būtent tiek per finansinius instrumentus skirti per kitą finansinę perspektyvą, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti įvairiais instrumentais. Jau ir tais, kurie dabar yra prieinami ir taip pat galėtų panaudoti naujas galimybės, apie kurias mes šiandien kalbėjome, galėtume įtraukti Europos investicinį banką ir Europos fondus. Manau, kad diskusija buvo tikrai daug žadanti. Manau, kad galime tęsti darbą. Na, galbūt ir kiek naivus
esu teigdamas, kad galim daug tikėtis, bet apie 23 milijonai MVI yra Europoje, o bedarbių yra 27 milijonai. Ir jeigu kiekviena maža bei vidutinė įmonė galėtų įdarbinti vieną bedarbį, tai nedarbo problema faktiškai būtų išspręsta. O jeigu mes paliktume tą problemą spręsti 500 pačių didžiausių įmonių, jos turėtų įdarbinti tūkstančius bedarbių, tai teoriškai netgi yra neįmanoma. Taigi galbūt ir naivus mano tas paskaičiavimas, bet manau, kad tikrai verta remti mažas ir vidutinės įmonės ir aš labai tikiuosi, kad naudojant pinigus skirtus tai naujai finansiniai perspektyvai, mes galėsim pasinaudoti naujais finansiniais instrumentais, ne tik tais, kurie galiojo šiuo metu. Ačiū, ministre. Norėčiau dėl 3 dalykų trumpai pasisakyti. Vienas iš klausimų, kuriuos nagrinėjame šiandien, buvo ekonomikos situacijos įvertinimas ir finansų stabilumo Europoje įvertinimas. Norėčiau pritarti sakytai nuomonė, jog antras ketvirtis rodo ūkio atsigavimą, bet kaip ir pirmininkas Draghi minėjo, tas atsigavimas labai trapus. Mūsų pačių projekcijos neseniai paskelbtos rodo, kad eurozonoje augimas bus neigiamas, minus 0,4 ir kitais metais 1% plus. Ir visgi yra rizika, kad bus mažesnis tas augimas. Tai tikrai nėra pagrindo nusiraminti, ypač atsižvelgiant į aukštą nedarbo lygį, apie ką kalbėjo komisaras Johannes. Kita tema, kurią norėčiau pakalbėti, yra kreditų teikimo mažom vidutinėm įmonėm problema. Apie tai jau daug kalbėjome ir dirbome kartu su komisija bei Europos investicinių bankų, kad paruoštume tas iniciatyvas, kurios galėtų pagerinti situaciją. Liepos mėnesį sumažiname reitingus, kurių reikalaujame, kad galima būtų pateikti garantijas, garantuoti MVI teikiamas paskolas. Be to, Liepos mėnesį sumažiname skolos vertės mažinimo reikalavimus, kad galėtume palengvinti naujų instrumentų taikymą ir pripažintų pagal naują tvarką, galėtume pripažinti kaip garantiją ir papildomus instrumentus, apart tų, kurie buvo iki šiol pripažįstami. Be to, kaip garantija, šalia tų garantijų mes įtraukėme ir galimybę apjungti keletą skirtingų mažesnių garantijų pagal ACC, taip vadinama, arba papildomų kredito paraiškų galimybę numatėme. Tos mažos paskolos dažniausiai kaip tik reikalingos mažom ir vidutinėm įmonėm. Tad kartu su komisija ir Europos investicinių bankų mes siekiame sukurti kuo geresnės sąlygas finansuoti mažas ir vidutinės įmonės iš paskolų. Galiausiai, apie ką kalbėjo komisaras Barnier, norėčiau pasakyti ir aš apie tą bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą. Mes džiaugiamės, kad parlamentas teigiamai vertino tą reglamentą dėl bendro priežiūros mechanizmo, SSM angliškai. Ir jau kitais metais galėsime taikyti šitą priežiūros mechanizmą ir atitinkamai prižiūrėti bankus. Šalia to turiu pabrėžti, ką nekartą jau esu pabrėžęs, jog mums būtina parengti bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą, kuris papildytų tą bendrą priežiūros mechanizmą, kuris jau dabar patvirtintas.
Kalbant apie pertvarkymo mechanizmą, būtina pabrėžti 3 tokio mechanizmo savybės. Visų pirma, šis mechanizmas turėtų būti paremtas tikra europinė struktūra. Tai yra, turėtų būti tokia struktūra, kuri galėtų priimti europinius sprendimus, kad niekas jų negalėtų vetuoti, panašiai kaip yra bendro priežiūros mechanizmo atveju. Antra, tos mechanizmo savybė turėtų būti tokia. Ši nauja sukurta struktūra turėtų disponuoti fondų, panaudoti to fondo lėšas, kad galėtų įgyvendinti savo politiką. Šis fondas, aišku, būtų suformuotas iš sektoriaus subjektų indėlių, tai yra bankų sektoriaus indėlių, ir taip pat reikėtų numatyti galimybę, bridge financing galimybę, jeigu iš bankų pakankamai lėšų nebūtų įmanoma surinkti, reikėtų numatyti galimybę papildomam finansavimui, bridge financing, kurį galima būtų padengti vėliau iš bankų įnašų. Tai nereiškia, kad galiausiai tas lėšas turėtų padengti biudžetai. To nebus, kaip yra ir Jungtinėse valstijose šiuo metu. Komisijos pateiktas pasiūlymas atspindi šitas bendro pertvarkymo mechanizmo savybės, kurias mes irgi norėtume matyti šitame mechanizme. Todėl mes remiame komisijos pasiūlymą ir šią komisijos iniciatyvą. Mes patys nieko dar kol kas nekalbėjome apie šitos naujos struktūros institucinę sąrangą, tai yra kaip konkrečiai jinai atrodys. Tai nėra kol kas taip svarbu. Dabar svarbiausia sutarti dėl paties bendro pertvarkymo mechanizmo elementų, kuriuos aš dabar ir išdėsčiau. Ačiū. Dabar galite užduoti klausimus. Prisistatykite ir pasakykite, kam užduodate savo klausimą. Prašau. Jan Stropczewski from Reuters. Iš Reuters klausimas, 2 iš tikrųjų klausimai. Vienas dėl MVI finansavimo. Birželį buvo bendra komisijos ir EIB iniciatyva paskelbta, kurioje buvo 3 įmanomi variantai. Vadinamasis sverto efekto, taip pat buvo minimi įvairių skaičiai, 45 ir dar kažkiek milijardų ir 10 milijardų eurų iš EIB, pavyzdžiui. Įvairių buvo tų skaičių. Ar ministrai pasirinko vieną iš tų variantų 3, ar jų kombinacija šios tarybos metu? Ir noriu paklausti, kodėl Europos vadovų taryba vėl turės viską patvirtinti. Tarsi jie jau viską patvirtino birželį vadovai ir sakė, jog pritarė šią iniciatyvai. Man įdomu, kodėl dar kartą spalį vadovai turės tą patį patvirtinti. Ir kitas klausimas dėl bankų sąjungos. Kontroversiškas tai yra klausimas, buvo kalbama, ar gali bankų sąjunga remtis dabartinėmis sutartimis ar negali. Vokietija teigia, jog negali ir kad reikia keisti sutartis, bet įvairių tarnybų teisininkų nuomonę nereikėtų sutarčių keisti. Tai ar buvo dabar jau aiškus sutarimas taryboje dėl to, kad tikrai galima remtis sutartimis, pavyzdžiui, 352 berods straipsnių, o ne 114, kaip buvo paminėta teisininkų nuomonėse. Ar galima tada išvengti tokių ilgų sutarties keitimo procesų? Ačiū. Ačiū. Dėl šių variantų, kurie buvo minėti EIB ir komisijos iniciatyvose, mes apie tai kalbėjome ir pasirinkome patį tinkamiausią mūsų nuomonę variantą, kuris bus dar analizuojamas. Spalį formali ECOFIN taryba patvirtins mano laišką Hermanui Van Rompėjui. To ir prašė mūsų vadovai. Ar aš atsakiau jūsų klausimą? Toks buvo vadovo prašymas. O dėl antro jūsų klausimo, neformali taryba nepriima sprendimų, tik tai diskutuoja.
vyksta orientaciniai debatai. Ir ministrai išreiškė tam tikrą nerimą dėl teisinio tikrumo. Aš jau apie tai minėjau, išreiškė tam tikrų išlygų dėl tos teisinio pagrindo, kurį mes siūlom. Na ką aš galiu pasakyti? Mes turime visi siekti rezultato. Vadovai prašo mūsų veikti greitai. Visada yra rizika, visada yra galimybė, kad kils kokių krizių, naujų krizių ir negalime sau leisti gaišti laiko. Laikas pinigai. Kaip suprantate, mūsų sistema remiasi tuo principu, kad reikia apsaugoti mokesčių mokėtoją. Jau per daug nukentėjo mokesčių mokėtojai anksčiau praeityje, turėdavo sumokėti už bankų klaidas. Taigi aš su kolegomis bei mūsų teisininkais dirbame, tikrai tai buvo rimtas teisinis darbas, remiantis 114 sutarties straipsnių. Taryba panašiai laikosi nuomonės ir lygiai taip pat galvoja Europos centrinis bankas, tai aš manau, kad tikrai viskas įmanoma, mes tikrai neuždarome tų durų, gali būti vėliau sistema tobulinama. Dar porą žodžių, jeigu leisite, kalbant apie būsimą sutarties pakeitimą. Mes patys kaip komisija apie tai kalbėjome savo dokumente, vadinamajame Blueprint. Mes kalbėjom apie ESM statuso pakeitimą, šios priežiūros mechanizmo statuso pateikimą, tai galėtų būti bendrijos institucija. Na, taip, dabar kalbam apie tai, kad komisija tarsi tą mygtuką turi paspausti, o galbūt ateityje ESM pati galėtų tai daryti. Tai tiesiog šiandien yra neįmanoma. Kaip jau sakė ir Vitor Konstancijo, reikia veiksmingo sprendimų priėmimo proceso bendrijos lygių. Tai aš bandžiau būti pragmatiškas, neideologizuoti šių klausimų, bandėme rasti patį geriausią įmanomą sprendimą. Tiesiog turime numatyti tokią sistemą Europoje, kuri veiktų. Angliškai workable būtų. Tai būtų veikianti sistema. Toks buvo mūsų tikslas ir dėl to pasirinktas 114 straipsnis. Hi, Jim Brunston. Jim Brunston, Bloomberg News. Norėčiau vicepirmininkui Konstancijai užduoti klausimą. Jūs minėjote, kad Europos centrinis bankas jau dabar ruošiasi perimti priežiūros institucijos vaidmenį kitais metais. Taip pat jūs teigiate, kad būtinas bendras pertvarkymo mechanizmas šalia priežiūros mechanizmo. Kodėl centriniam bankui tai yra labai svarbu? Ir ar bus jums kažkokių papildomų problemų dėl to, jeigu tas mechanizmas nebus laiku sukurtas? Nes, kai matome, daug sunkumų yra. Atsakymas. Taip, šis instrumentas yra labai svarbus tam, kad prižiūrėdami bankus ir institucijas galime būti priversti daryti išvadą, kad sprendžiant tos institucijos problemas būtina ją pertvarkyti. Ir galima būti ir tokiu atveju, kai ta institucija veikia įvairiose valstybėse ir reikia tarpvalstybinio sprendimo. Ir kai toks atvejis atsiranda, susidurime su rimtomis problemomis. Ir tokių atvejų buvo daug, kaip antai krizės metu. Labai sunku valdyti visą situaciją. Todėl priežiūros institucija turi būti tikra, kad priėmus sprendimą pertvarkyti instituciją būtų būdai, keliai, kaip galėtume tai padaryti. Ir žinoma, tie būdai turėtų būti veiksmingi ir visas pertvarkymo procesas turėtų būti kaip galima greitesnis. Tai nereiškia, kad mes jau tikimės, jog tokie dideli bankai ateityje susidurs su rimtomis problemomis. Atrodo, krizės ir taip jau užteko. Bet turime būti tam pasiruošę. Tad jeigu tas mechanizmas nebus sukurtas šiandien, gal ir nieko baisaus, mes dar palauksim, nes, kaip sakiau, tie bankai gal su problemomis taip greit nesusidurs, bet tam reikia pasiruošti. Dar vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau paminėti. Bankų pertvarkymo institucija turės dirbti bankų pertvarkymo direktyvos
rėmuose. Ir jeigu žinote, labai svarbios tos direktyvos dalys, jeigu jos bus patvirtintos, nes dabar dar diskutuoja parlamento su taryba, įsigalios tik tai kitais metais. Tai dar kartą patvirtina mano išsakytą mintį, kad nesukūrus mechanizmo nuo metų pradžios didelės problemos nebus, tačiau kaip galima greičiau jį reikėtų sukurti. Ačiū. Labadiena, Wall Street Journal, Martina. Norėčiau užduoti klausimą ponui Konstancai, jeigu galima. Pratęsdama Džimo klausimą dėl pertvarkymo mechanizmo sukūrimo terminų. Egzistuoja tokia galimybė, kad atlikus tą labai griežtą turto kokybės vertinimą ir testavimą nepalankiausiamis sąlygomis, paaiškės, kad reikia tam tikrus bankus pertvarkyti ir gaivinti ir reikės pradėti jau tas diskusijas tarp skirtingų valstybių, ką daryti su tais bankais, kaip juos pertvarkyti. Ar nebūtų geriau, jeigu tas mechanizmas būtų sukurtas būtent tokiu tikslu, kaip po tų testų? Na, žinoma, būtų labai gerai, jeigu tas mechanizmas jau būtų, jisai būtų pritaikytas. Tačiau net jeigu jo ir nebus, žinoma, tai nereiškia, kad mes negalėsime išspręsti tų probleminių situacijų. Tačiau nemanau, kad atlikus tuos bankų balanso įvertinimus, dideli stambieji bankai bus įvertinti kaip turintis rimtų problemų, nes tie tarptautiniai rimtieji bankai, kurie vykdo veiklą keliose valstybėse narėse, tikrai pagerino savo situaciją ir akcijų birža atsigavo. Ir rinkos pripažįsta, kad tie bankai pagerino savo atsparumą, pagerino savo kapitalo situaciją ir savo turto situaciją. Jūs taip pat jau matėte turbūt, žiniasklaida rašė apie tai, kad įvairiose valstybėse narėse įvairios bankų priežiūros institucijos prieš šitą bankų balanso įvertinimą spaudžia bankus pagerinti savo kapitalo situaciją, pagerinti buferius. Ir pats vertinimas, manau, konstatuos tikrai geresnius rezultatus. Tam procesui yra ruošiamasi ir pats procesas bankų balanso analizės bus tikrai griežtas, patikimas. Tai būtina, kad bankų sektorius ES būtų patikimas. Tačiau turime atsižvelgti ir tai, kas jau šiuo metu vyksta, ko jau dabar valstybės narės imasi atsižvelgdamos į mūsų planuojamus darbus. Tačiau galėčiau jūs patikinti, kad šios vertinimus atliksime kartu su trečiosiomis šalimis, tam, kad tas procesas būtų patikimesnis. Taigi tai nėra vien tik tai vidinis europinių struktūrų vykdomas procesas. Pasamdysim konsultacinės firmas, kaip kad buvo Ispanija, Graikija, Airija, Portugalija. Jau ne kartą atlikome bankų balanso vertinimą ir turto kokybės vertinimą mano minėtose šalyse, prieš teikiant paramą jiems iš ES fondų. Ta patį darysime ir mano minėto proceso metu, kad tas procesas būtų rinkoms patikimas, kad žinotų rinkos, jog mūsų balansų vertinimo rezultatai patikimi, kad tai visą daroma siekiant pagerinti Europos bankų sistemos padėtį. Žinoma, jeigu mechanizmas būtų sukurtas anksčiau, tai tik pagerintų situaciją, bet pertvarkymas gali būti vykdomas kai kurios ir nacionalinių lygių, tarptautinių lygių, kai kurios valstybės narės beje jau patvirtino pertvarkymo teisės aktus, kurie labai panašus į tą europinį modelį, kur mes siūlome, tad jeigu ką, galima bus pasiimti nacionaliniais teisės aktais. Paskutinis klausimas.
Jorge Valera, Europolitics. Norėčiau grįžti prie MVI klausimo. Šiandien taryba dar kartą pasiūlė prioritetą skirti MVI finansavimui, bet kai reikės priimti sprendimą dėl lėšų perskirstimo, pavyzdžiui, 2014 metų biudžeto projekte, taryba apkarpė komisijos pasiūlymą dėl paramos MVI. Gal jūs galėtumėt paaiškinti tarybos poziciją, kaip jinai deris prie tų pasiūlymų dėl ateinančios finansinės perspektyvos? Reikėtų pirmiausiai paminėti, kad tarybos sprendimas dėl daugiametės finansinės perspektyvos pirmiausia turės būti patvirtintas parlamente ir tame sprendime yra pristatyta bendra biudžeto situacija. Kiekviena sritis patyrė tam tikrų apkarpimų, struktūriniai fondai mažiausiai buvo sumažinti tik 4%. Tad mūsų problema buvo pagalvoti, kaip galima kuo geriau panaudoti likusius pinigus. Būtent dėl to aš ir pasisakiau, mes norime, kad finansiniams instrumentams skiriamos lėšos būtų padidintos. Tai padės ne tik kompensuoti sumažintas lėšas, bet ir padės sumažinti praradimus absoliučiai skaičiais kalbant. Todėl tai padės maksimaliai išnaudoti visas likusias lėšas per struktūrinės fondus ir per kitas priemonės. Aš norėčiau dar tik pridėti, kad ši iniciatyva skirta tam, kad galima būtų mobilizuoti papildomus išteklius. Jeigu Europos investicijų bankas suteiks garantijas, kaip kad numatyta viena iš alternatyvų, tai padės mažoms vidutinėms įmonėms rasti papildomų pinigų rinkoje. Žinoma, struktūrinius fondus galime naudoti ir kai skirtingos šalys jos naudos, papildomam finansavimui mažom ir vidutiniam įmonėms suteikti. Tačiau, kaip šiandien ir sutarėme, tokio pobūdžio politiką valstybė narė vykdys savanoriškai, pati nuspręs, ar nori tai daryti ar ne. O taigi viskas priklausys nuo valstybės narės politikos ir jos poreikių. Ir galima derinti įvairius variantus ten, kur tai yra įmanoma. Svarbiausia, kad tas mechanizmas veiktų šiomis sudėtingomis biudžeto sąlygomis ir veiktų kaip galima geriau. Ačiū ministrė, ačiū komisarai, dėkuoju Centrinio banko atstovams, ačiū jums visiems.